Taip, šiandienos mūsų laidoje mes mėginsime sučiupti pakelės maniaką Evgenijų iš Šveicarijos. Važiuok. Kur važiuoji? Ai, paveši mane ir nelabai. Pavešiu. Bet, bля, tu kaip šiandien gražiai atrodai. Nu, blėt, šiandien suskutavo, na. Nu, manas, bля, eik tu, na. Gerai. Lėkam. Lėkiam, dai. O, kūro, kaip greit važiuoji. Eik, na. Tu dar važiuoji? Aš dar važiuoju. Eik, na. Nustatyk ant filmavimo. Taip, Evgenijau, ar girdite mane? Taip, aš jūs puikiai girdžiu. Aš taip norėčiau dabar sužinoti tai. Kur jūs buvote aną vakarą, maždaug tarp 7 ir 8 vakaro? Aš buvau namie, žiūrėjau televizorių. Nemeluok man! Aš sakau teisybę. Nemeluok man pasakiau! Ne, aš tikrai... Kur jūs buvote? Žiūrėjau televizorių. Kur jūs buvote? Tikrai, na. Tikrai buvau namie, žiūrėjau su žmona televiziją, na. Kodėl jūs taip elgiatės? Ir taip kaltinamasis buvo išaiškintas. Tai akistata, plaukite, ką to. Taip, Evgenijau. Kadangi jūs nesiruošite mums nieko savo išduoti paslapčių, aš turiu teisę tave įbauginti ir išaiškinti tai tokiais būdais. Evgenijau, tai kaip, ar vis dėlto ištarsite tai, ką noriu girdėti? Juk aš sakiau visą teisybę. Aš tikrai Evgenijau, nemeluoju. aš tikrai nejuokauju. Ne. Prašau jūsų. Prašau, palikit mane gyvą. Žodžiu, mano kantrybė baigėsi. Evgenijau! Evgenijau! Ir taip, Evgenijai, tu nenorėjai gražiuoji. Tavo gyvenimas baigtas.